vakaras, gerbėmieji svečiai, mokytojai, abiturientai ir jų tėveliai. Sveikiname jūs visus susirinkus į Veisiejų gimnazijos 67-osios abiturientų laidos atestatų įteikimo šventę. Štai ir atėjo ta diena, kai po 12 mokyklos suole praleistų metų sulaukėte smagios šventės išleistuvių. Tai tarsi atpildas už jūsų pastangas, vargus, sėkmes ir nusivylimus. Išleistuvės svarbus įvykis kiekvieno jauno žmogaus gyvenime. Ši šventė tai jaunuolio, tapusio pilnamečiu, vieno pirmųjų jo gyvenimo etapų pabaiga. Dar vienas žingsnis arčiau svajonių išsipildymo, savęs ieškojimo ir atradimo gyvenime link. Po sėkmingo egzaminų maratono svarūs gyvenimo dokumentai, brandos atestatai bus įteikti visiems 38 gimnazijos abiturientams. 12 metų jie saugiai plaukioja šiame ramiame užutykyje. Ir nuo čia jiems prasideda kita ilga kelionė. Kupina netikėtumų, vilčių arba naujų atradimų. Šiemet iš šio saugaus uosto išplaukia 67 laidos abiturientai. 38 jaunieji jungos stovi prie savo laivų vairo, plačiai skleidę bures ir laukia palankaus vėjo, kuris nuneš juos toli į kitus didesnius svetimus uostus, viliojančius savo pagundomis, savo neoninėmis šviesomis, viliojančius naujais lobiais. 12 metų mes buvome kartu. Kartu visi su mokytojais, su jumis mokėmės, kūrėme. Rajono meras Artūras Margelis ir jis taip pat paprašė manęs perduoti keliems iš jūsų, kurie labiausiai stengiasi ir kuriems geriausiai pasisekė šiuose egzaminuose, padėkas ir piniginius prizus. Tai yra padėkos raštas Veisiejų gimnazijos abiturientai Ugniai Mazurkevičiūtei už labai gerą mokymąsi ir puikius brandos egzaminų rezultatus. Lazdijų rajono mero padėka gimnazijos abiturientai Kristinai Vailionytei už labai gerą mokymąsi. Mokytojai Rasai Murauskiniai už puikų abiturientų parengimą 2015 metais. Kviečiame tarti gerbiamąjį Lazdijų rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją Joną Gudžiauską. Mėly abiturientai, sveikinu Jūs, kad pabaigėte mokyklą. Tai tikrai graži šventė, turinti dvi pusės. Viena labai džiugi, kita šiek tiek liūdnesnė, kadangi išeinate iš čia. Norėčiau Jūs visus čia esančius mokytojus, mokyklų vadovus, abiturientus, tėvelius pasveikinti su šią gražią šventę ir palinkėti, kad visų jūsų svajonės išsipildytų. Tai bus Jacinta Goberytė už labai gerą mokymąsi gimnazijos baigimo proga. Šiuo atestatu Ilonai irgi įteikiama direktorės padėka už geranorišką pagalbą klasės auklėtojai, dalyvavimą renginiuose, gerą pamokų lankomumą ir gimnazijos vardo garsinimą. Tikrai be šios merginos nebuvo nei vieno renginio. Ačiū, Ilona. Gabrielę Bujanauskaitę. Taip pat Gabrieliai irgi yra įteikiama direktorės padėka. Olima
Matvejeva. Mindaugui Mikelioniui. Monika Monkutė. Brandos atestatas įteikiamas Martynui Mozeriui. Prašo Martynai atsiimti. Kviečiame Kristiną Sadauskaitę. Brandos atestatas įteikiamas Dominykui Sadeckui. Kviečiame atsiimti brandos atestatą Sandrą Sakalauskaitę. Kviečiame brandos atestatą atsiimti Richardą Savukyną. Brandos atestatas įteikiamas Vismantei Valentaitei. Brandos atestatas įteikiamas Gintarei Varnelytei. Brandos atestatas įteikiamas Justinui Dzemydai. Ačiū Justinui už jo gražius darbus. Kviečiame brandos atestatą atsiimti Aušrą Grubytę. Brandos atestatas įteikiamas Laurai Janauskaitei. Kviečiama brandos atestato atsiimti Gerda Jasbutytė. Kviečiame Gretą Jasbutytę. Ąžuolui Karalukui. Kviečiame brandos atestatą atsiimti Edviną Makaravičių. Brandos atestatas įteikiamas Laurai Matulevičiūtei. Kviečiame atsiimti brandos atestatą Dainą Maziukaitę. Jovitai Normantaitei įteikiamas brandos atestatas. Brandos atestatas įteikiamas Inetai Strankauskaitei. Kviečiame atsiimti brandos atestatą Kotryną Varnelytę. Brandos atestato
atsiimti kviečiama Daiva Zelenauskaitė. Taigi kviečiame brandos atestatą atsiimti Tautvydą. Sėkmės jums visiems. Naudodamasi šią gražią progą noriu įteikti Lazdijų sporto centro baigimo pažymėjimus abiturientams, kurie daug metų lankė treniruotės ir sėkmingai baigė pasirinktos sporto šakos programą. Pažymėjimas įteikiamas stalo teniso skyriaus moksleiviai Monikai Monkutei. Pažymėjimas įteikiamas Gabrieliai Bujaunauskaitei. Oskarui Goborovui. Edvinui Jarmalai. Karalukui. Rimvydui Karsokui. Ir Dominykui Sadeckui. Mėly abiturientai, jūsų laukia platus gyvenimo kelias, kuriuo eiti nėra lengva. Reikia drąsos, kad stovėtum tvirtai, kai kiti atsitraukia ir pasiduoda baimiai. Reikia drąsos, kad paukotum šiandieną dėl rytojaus. Būkite tuo, kuo norite būti. Būkite laimingi. Sėkmės jums visiems žengiant žingsnį į platų gyvenimo kelią. Ačiū. Šiandien ne tik jūsų šventė, nes jūs šią šventę atnešėte šventę į savo šeimas, į namus ir į visas miesto bendruomenę. Tai, ką jūs šalia mokslo patirėte mokykloje, ko išmokstate, kuo užsimate, be abejo, jums visada pagelbės gyvenime. Todėl matyt ir tokia neeilinė laida, nes jūs ir groti mokate, ir dainuoti gražiai, ir auklėtojai padedate, gyvenote pilnavertį mokyklos gyvenimą. Na ir žinoma, sportavote. Turiu garbę įteikti keletą padėkų, taigi su malonumu tai ir atlieku. Padėka Lazdijų rajono Veisiejų gimnazijos abiturientai Aušrai Grubytei už aktyvumą ir iniciatyvas, už veiklą skirtą Lazdijų rajono savivaldybės jaunimo labui. Pasirašo Lazdijų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininkė Jūratė Juozevičiūtė. Lygiai tokia pat padėka Sandrai Sakalauskaitai. Ir dar viena tokia pat padėka Ilonai Bartuškevičiūtei. Padėkos trims Veisiejų Dainavos komandos žaidėjams. Ąžuolui Karalukui už sėkmingą atstovavimą Veisiejų Dainavos futbolo komandai gimnazijos baigimo proga. Žaisti Edvinui Jarmalai padėka. Na ir jau direktorės pagirtam Rimvydui Karsokui. Gražios jums šventės, saugokit save. Dėkojame seniūnui. Laimė turi daug vardų. Šiandien Iloną galėčiau šaukti Lina, Aneliukė, Gerąją Laimužę. Ačiū tėveliams, ačiū mokytojams, kad turėjau didžiulę gražią galimybę prisiliesti prie teatrinių darbų.
Tegu laimė ir tie plojimai Pasvalio, Varėnos, Druskininkų, Lazdijų lydi visada tave tavo nuostabiame kelyje. Sveikiname visus abiturientus šiandien gavusius kelialapį į didįjį tikrąjį gyvenimą. O Lazdijų kultūros centro direktorius ir mes Veisiejų kultūros namų darbuotojai norime įteikti padėką Ilonai Bartuškevičiūtei už aktyvų dalyvavimą Veisiejų kultūros namų kultūrinėje veikloje. Veisiejų gimnazijos etnografinio ansamblio dalyviai ir aš vadovė sveikinu Jus su šia gražia švente ir liūdna, ir linksma, kad mūsų kolektyvą šiandien palieka 12 narių. Aišku, mes Jums linkim, kad daina ir šokis Jūs niekada nepamestų niekur, kad visada dainuotumėt ir šoktumėt. Ir už tai mes Jums šiandien norim padėkoti. Padėka Laurai Januskaitei už dalyvavimą Veisiejų gimnazijos folkloro kolektyvo veikloje gimnazijos baigimo proga. Ir dabar prie mūsų. Padėka Jovitai Normantaitei. Kristinai Sadauskaitei. Ilonai Bartuškevičiūtei. Gintarei Varnelytei. Dainai Maziukaitei. Aušrai Grubytei. Inetai Strankauskaitei. Sandrai Sakalauskaitei. Vismantei Valentaitei. Ir aišku, Oskarui Goborovai. Perduosim.
labai. Mums jūsų labai truks. Taip pat noriu padėkoti Veisiejų gimnazijos mokinių tarybos pirmininkiai Laurai Janauskaitei. Na ir dar noriu labai padėkoti Veisiejų gimnazijos prezidentei Ilonai Bartuškevičiūtei. Ir linkiu visiems labai gražios šventės. Tikrai kiekvienas iš mūsų prisiminsim išgyventas akimirkas, kaip pavyzdžiui, auklėtojos Mačinienės vaišes ir mokytojo Vyšniausko akordeoną per apsilankymą pas jūs paskutinio skambučio šventės metu, mokytojos Jolantos padovanotas galbūt kažkam pirmas ir vienintelės atostogas prie jūros. Esu tikra, kad kiekvienas iš mūsų prisiminsim ir sveika Nijolė, lik sveika Nijolė, ar Rasa, laikas parodyti drąsą. Linkiu, kad sugebėtumėm išlikti tais paprastais, saulės nudegintais veidais, kaimo vaikais, kuriems negėda basomis lakstyti po kiemą, kuriems negėda savo kalboje vartoti paprastą dzūkišką žodį, kurie yra tokie, kokie yra. Linkiu, kad mūsų gyvenimas būtų tikras. Banguotas tas gyvenimas, gal tuo yra toksai žavus, kad naktį keis diena, o giedra keis lietus, ir laimės jausmas toks puikus, o tie grimsingi vėjai per mainų, sustot neleis mums ir nurim, ir skirtas vienas tik gyvenimas, neleidžia skęsti užmaršti, o tie gūsingi vėjai per mainų, sustot neleis mums ir nurim, ir skirtas vienas tik gyvenimas, neleidžia skęsti užmaršti, o tie gūsingi vėjai per mainų. Lai kiekvienam pavyksta atrasti savąjį kelią, kuriuo norėtųsi žengti visą gyvenimą. Lai nenusvyra rankos susidūrus su nesėkme, juk tik taip tapsite stipresni. Tegul visad širdyje rusena ugnis, kuri jus vestų tolyn. Mėlieji, lai niekada nepritrūksta jėgų žengiant savo svajonės link, kuri tikrai išsipildys. Džiaukitės ir mylėkite gyvenimą. Drąsiai ženkite mokslo šviesos link ir visuomet tikėkite savo svajonę. Linkime jums sėkmės ir išminties įgyvendinant svajones, renkantis gyvenimo kelią bei profesijas. Sėkmės. Dėkojame pirmosioms mokytojams. Šiandien jūs baigėt savo gyvenimo knygos vieną skyrių. Vidurinis mokslas yra baigtas. Lapas užverstas, atestatai yra. Įsidėkite skirtuką. Jums tai dažnai sako, vaikeli, prieš jūs 1000 kelių, rinkis ir eik. Bet turite žinoti, kad visi keliai yra skirtingi ir kiekvieną kelią reikia eiti skirtingai. O jeigu kartais pasuksite ne į tą kelią ir pamatysite, kad tai yra ne jūsų, visada galite sugrįžti. Kovokite iki paskutinės akimirkos. Tik tai ir nulems visas jūsų pergalės. Charakteris tai ir yra likimas. Sėkmės. Ar tu pameni, kai mes paskutinį sykį laukėm?
laukiam, apkabinę tuščią nerimą, kol pasibaigs diena. Ar dar pameni naktis, tas kurias praleidom vėjais, mūsų skubantis gyvenimas. Ne paskutinį kartą susitikom, ne paskutinę, kaip saulė pasitikom. Ar tu pameni naktis, kuriuose negrįžo meilė, horizontuose ištirpdavo sunkiausia valanda. Ar tu pameni draugus, kai savaitgalį atėjus, nesiliekome pavasario ir šėldamos drauge. Jei kada nors nespėtume ramiai pasikalbėti, jei nieko neturėtume, gyventume strikėti. Tiesiog paimkit telefoną, surinkit draugo numerį ir pamatysit, palengvės, kol vienas kitą turime. Ne paskutinį kartą susitikom, ne paskutinę saulę pasitikom. Paskutinį kartą. Matau, kaip krinta paskutiniai lašai, pažiūrėk į mus, mums priklauso dangus. Ne paskutinį kartą susitikom, ne paskutinę saulę pasitikom. Ne paskutinį kartą susitikom, ne paskutinę saulę pasitikom. Ne paskutinį kartą susitikom, ne paskutinę saulę pasitikom. Atestatai jau abiturientų rankose, tačiau mokėsi ne tik jie, kartu su jais mokėsi ir tėveliai, sudėdami į jūs savo meilę, rūpestį, viltis ir lūkesčius. Ir nesvarbu, kokie jūs esat, maži ar dideli ir subrendę, tačiau saviems tėvams visada liekate vaikais. Kviečiame tėvų atstovus. Ilgai laukta ir svajota diena atėjo. Visai neseniai jūs buvote ant starto linijos, vėliau finišo tiesiojoje, o dabar jau pats finišas. Dabar jau tikrai viskas. Egzaminai išlaikyti, atestatai rankose, o ryt ir stojamiesiems stop. Šis etapas jau baigėsi. Tuoj prasidės kitas, ne ką svarbesnis ir įdomesnis. Mieli abiturientai, visų artimųjų vardu, noriu palinkėti, kad jūs turėtumėte tikslą, kantriai jo siektumėte ir judėtumėte pirmin, nugalėdami visus sunkumus. Jūsų ateitis tik jūsų rankose. Sėkmingo skrydžio. Na, o dabar į sceną norime pakviesti mūsų auklėtoją. Veisiejų gimnazijos 67 laidos abiturientų ir jų tėvelių norime išreikšti didžiulę padėką auklėtojai Rasai ir auklėtojai Nijoliai už begalinę širdies šilumą, pasiaukojimą ir nuoširdų rūpinimąsi, kad mūsų jaunimas gyventų vadovaudamasis vienintelė tiesa. Reikia daryti viską, kad pasaulis, kuriame gyvename, būtų gražus, šviesus ir tyras. Ačiū Jums visų vardu. Dėkojame tėveliams. Nors mes ir išeinam, bet žinokit, gimnazijos vis tiek nepaliekam.